dažnai buvo pasiekti rekordai, o naują savaitę bus vėsiau. Lietuvoje įsivyraus labiau kovo mėnesiui būdinga oro temperatūra. Antradienio naktį daugelyje rajonų, o dieną jau tik vietomis numatomi krituliai, daugiausia nedidelis lietus. Naktį ir rytą kai kur matomumas suprastės dėl susiformavusio rūko, o besikeičiančios krypties vėjas jau bus gerokai ramesnis. Temperatūra naktį nuo 1 laipsnio šalčio iki 4 laipsnių šilumos. Dieną šils iki 7–12, vakarinėme pakraštyje tik iki 4–6 laipsnių šilumos. Trečiadienį ties Lietuvą įsitvirtins aukšto slėgio sritis, lietaus neprognozuojama, dažnai švies saulė. Naktį ir rytą vėl vietomis numatomas rūkas, bet to kai kur bus slidu dėl plikledžio, nes naktį įsivyraus silpnai neigiama temperatūra. Bus nuo 4 laipsnių šalčio iki 1 laipsnio šilumos. Dieną termometrai rodys 9–14, pajūryje 6–8 laipsnių šilumos. Ketvirtadienio naktis rami ir sausa, temperatūra nuo 4 laipsnių šalčio iki 1 laipsnio šilumos. Dieną daugės debesų, kai kur truputį palis. Šils iki 8–13, pajūryje iki 5–7 laipsnių šilumos. Penktadienis drėgnesnis, naktį daug kur, o dieną vietomis palis. Temperatūra naktį 0–5, dieną 7–12 laipsnių šilumos. Savaitgalį įsivyraus sausi orai, bet didesnė šiluma kol kas neatplūs. Artimiausią naktį vakaruose daug kur palis, bus 0–5 laipsniai šilumos. Rytoj dieną rytų Lietuvoje mažai debesuota, šils iki 9–14 laipsnių. Vakaruose bus vėsiau, 3–8 laipsniai, apsiniaukę ir daug kur palis.